Sveiki, su jumis šiandien iš Jaunimo teatro mažosios salės sveikinasi du Matai, Matas Igliukas ir Matas Dirginčius. Ir šiuo metu esame spektaklio Edžio pabaiga pagal Eduardo Louis novelę Edžio pabaiga spektaklio scenografijoje, kurią kūrė Sigita Šimkūnaitė, kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė, inscenizaciją rašė Naubertas Jasinskas ir Maksimas Teteriukas, o kompozitorius Gintaras Sodeika. Šito spektaklio kelionę pradėjome analizuodami Eduardo Louis fenomeną ir bandydami kelti klausimus visų pirma, kodėl toks jaunas 20 kelerių metų žmogus tapo ne tik Europos, bet ir pasaulio masto literatūros fenomenu. Jo knygos yra išverstos į daugiau negu 30 kalbų. Yra įvykęs ne vienas teatro festivalis Europoje, kuris buvo paskirtas jo fenomenui, kur buvo pristatoma vien jo literatūra. Buvo įvykusių spektaklių, kuriame jis pats save ir vaidino. Ir mes iš esmės keliam klausimus apie transformaciją, apie radikalią žmogaus transformaciją. Nes jo knygose daugiausia galima rasti autobiografinių faktų apie vaikystę, paauglystę. Jis užaugo nedidelėme miestelyje netoli Paryžiaus ir po kiek laiko pradėjęs mokytis ir išvažiavęs į Paryžių, suprato, kad jisai nori atsikratyti tos praeities, kurioje užaugo, pradėjo darytis plastinės operacijas, bandė perkurti save kaip žmogų gestų prasme, kalbėsenos prasme ir taip toliau. Tai mūsų klausimai tokie buvo pagrindiniai. Iš kur kyla žmogaus noras transformuotis, atsisakyti savo šaknų, savo identiteto ir kur tai gali nuvesti. Ir Matas papasakos šiek tiek daugiau, kaip mums sekėsi tai daryti. Ačiū Matai. Ačiū Matai. Man dar labai įstrigo iš repeticijų proceso apie Eduardą, jo mintis apie tai, kokią didžiulę transformacinę energiją gali generuoti buvę pažeminti vaikai. Tai vat čia ir mes kažkiek pasivaikštom po tą jo vaikystę ir tada tiek Matas abu įkūnijame tą patį Eduardą, tik aš tai vaidinu jo praeitį, o Matas Dirginčius Eduardą Louis jau kaip iš dabartinės perspektyvos ir štai šitie du Edis ir Eduardas susitinka viename Paryžiaus bute ir tada žiūrim, kaip jiems sekasi ta pažintis praeities ir dabarties akistata. Kviečiam spektaklį, jis nėra rodomas labai dažnai, nes spektaklio scenografija ganėtinai sunkiai susimontuoja, užtrunka daug laiko, todėl kiekvieną žiūrovą labai vertinam, priimam ir gerbiam.